Ačiū visiems, labai malonu sugrįžti į tokią gražią auditoriją, pas tokią gražią publiką. Pernai labai gerai leidom laiką tokiai filosofiniai diskusijai apie gyvenimo prasmę ir ar verta ją išmatuoti, bandyti išmatuoti ir kas būna, kai bandai išmatuoti. Tai matote iš pavadinimo, kad diskusiją tęsime. Bet jau šį kartą jinai tokia truputį rimtesnė, nes atliktas labai rimtas sociologinis darbas, 3 metai darbo numesti nuo pečių ir pabyra žinios. Ne? Ir aš tai vakar jau susitaikiau, kad nėra įmanoma niekaip papasakoti viską, ką mes sužinojom, nes sužinojom tikrai labai daug, taip pat kaip ir jūs sužinojate darydami šitą renginį, šitą programą. Bet visgi pagalvokime apie tą patį vertinimo žanrą, 10 tiesų, kažkaip keistai skamba, kokios čia tiesos, ar čia kaip, žodžiu, 10 Dievo įstatymų, ar čia bandau tapti čia ant šitoje auditorijoje kažkokiam religiniu lyderiu, ar apie ką visa tai yra, ne? Tai iš tikrųjų mes visi turime kažkokių tai patirčių su Kaunas 202, ar dalyvavom darant programą, ar buvom žiūrovai. Ir klausimas tada man yra, kuo mūsų žinojimas yra vertingas. Ir iš tikrųjų nėra tai labai lengvas klausimas, nes jis vertingas tik tiek, jeigu mes galim absorbuoti tą jūsiškį žinojimą, jeigu galim įgarsinti tyliųjų žmonių balsus. Ir iš tikrųjų, manau, jūs tikrai patys galite įvertinti Europos kultūros sostinę Kaunas 202. Ir aš galiu gal net paklausti, kaip jūs vertinate Kaunas 202? Na, aš subjektyviai vertinu, nes buvau komandos narys, bet iš tikrųjų, man atrodė, mes pavarėm. Tai taip ir vertinu. Ačiū labai. Kaip jūs vertinat Kaunas 202? Aš nežinau, ar gali būti tobuliau. Ačiū. Dar reikia ieškoti balsų, neįgarsintų. Visur ieškom balsų, čia vyksta sociologinis darbas. Aš iliustruoju sociologinį darbą. Kaip jūs vertinate Kaunas 202? Puikiai. Tai va. Tai iš tikrųjų, taip mes įsivaizduojam tą darbą. Ir čia tos nuotaikos labai nerezonuoja su tuo, ką mes sužinojame kalbėdami su Kauno miesto ir rajono gyventojais. Aš dirbu. Apklausėme 2,5 tūkstančio gyventojų. Ir iš tikrųjų nuotaikos labai teigiamas. Ne? Visi kažkaip taip labai pozityviai kalba apie šitą reiškinį. Tai ką man čia dabar daryti? Nežinau. Galima baigti pristatymą. Labai gerai, labai puikiai. Tikrai pavarėte, ne? Bet sociologo darbas, jis kažkaip taip įsivaizduojamas, jis labai mažai bendro turi su šito. Mums reikia kapstyti giliau, galvoti, o kas iš to, o kas po to slypi. Ir vienas iš tokių būdų galvoti, žiūrėti, neveikia, žiūrėti, kas kalba, ne? Ir čia matote 2 didžiulės planetas. Tai žmonės, kurie lankėsi Kaunas 202 renginiuose, čia uragano akis, kur čia ir jūs tupit toje akyje, kur labai lankėsi. Bet yra žmonių, kur ir nesilankė renginiuose, ne? Yra va tokia juodoji skylė, kurių paklausius, kas yra Kaunas 202, jie nežino, kas yra 202. Ne? Girdžiu tokią tylą, kažkas ten pakikeno, tokia egzistencinė, žodžiu, tyla ir humoras, žodžiu, juokas turi savo socialinę funkciją, nes taip yra pasauliai, kuriems mūsiškis pasaulis neegzistuoja. Ir atvirkščiai galbūt tų žmonių pasaulis mums neegzistuoja, bet mes esam taip susiję socialiniais ryšiais ir
mano darbas yra galvoti apie tos socialinius ryšius ir galvoti apie per tokią prizmę, per šituos akinius kreivus žiūrėti į tai, kas įvyko Kaune 2022-aisiais, kaip tai paveikė žmonių gyvenimus, programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių. Eikim gilin. Ką reikia daryti, kad galėtume kažką pasakyti daugiau negu jūsų žinojimas, kuris yra. Nieks nežino apie programą daugiau negu čia esantys žmonės. Reikia užklausti kompromituojančius, kartais kvailais skambančius klausimus. Tai vienas toksai klausimas, kuris gali aktyvuoti vaizduotę, o jeigu mes pagalvotume, ar Kaunas 2022 pakeitė Lietuvą? Ne? Nežinau, gal toks arogantiškas klausimas, gal truputį patosiškas, bet jisai padeda truputį tokiu, ta prasme, kad atsizuminam mes nuo savo tos patirties ir galvojom, pakeičiam mastelę, iš viso. Ir čia yra geras pratimas, bet kai tokį pratimą padarai, reikia į kažką įsikibti. Ir labai svarbu įsikibti į skaičius ir mes jau matėme finansinius skaičius. Tai kad neišmirktume, žodžiu, filosofiniai diskusijai, reikia suprasti, kad tai yra, žodžiu, kultūros politikos intervencija, jinai yra fiksuota laike, fiksuota biudžete, jinai baigėsi ir tada truputį kažkaip atsistojam abiem kojom ant žemės ir galvom. Ir ta intervencija yra, žodžiu, viena iš daugelio intervencijų. Mes turim Kaunas 2022. Daugeliu jūsų yra svarbus šita planeta, Lietuvos kultūros tarybos finansavimas. Tai 2022 metais tai yra didesnė planeta negu šitoji. Jeigu mes pažiūrėsime į visą valstybės kultūros biudžetą, tai dar kitaip ta intervencija atrodo. O jeigu pagalvosim, kad yra ir kitos sritis, ne tik kultūra, tai pavyzdžiui švietimas yra iš viso kaip didžioji milžinė, ne? Tai tas klausimas toksai truputis, aišku, kad ko gero ten kažkokių hiperkalnų nacionalinių lygmenių per metus, net ir per 7 nenuversi, bet visgi toksai bendras sutarimas fokusuotose grupėse yra, kad Kaunas 2022 programa padarė tokį kaip ir diskursyvų poveikį Lietuvos kultūros politikai. Ką čia tas keiksmažodis diskursyvus reiškia? Daugelis jūsų esat profesionalai, kai kurie, žodžiu, dirbat su kalba ir žinot, kad kalba turi galią. Ir čia reiškia, kad žmonės turintis galią ir sprendimų priėmėjai išsitepė lūpas Kaunas 2022 programos kalba, žargonais, siūlomom idėjom. Ir tai iš tikrųjų, mes kaip sociologai, diskursus taip pat nagrinėjantis, žodžiu, žinom, kad tokie dalykai turi poveikį. Aišku, žodžiais, grįžkim prie pinigų, ar apskritai tokia intervencija gali turėti kažkokį ambiciją, turėti nuverstą nacionalinio lygio klausimą. Labai įvairių tų kultūros sostinių yra. Pasakom Europos kultūros sostinė, iš esmės labai nedaug ką pasakom, nes skirtingi miestai labai skirtingai prieina prie šitos nominacijos įgyvendinimo. Tai sostinė skiriasi, kuo Kaunas 2022 išsiskiria iš kitų sostinių, tai kad tai yra tikrai labai kuklaus biudžeto Europos kultūros sostinė. Jeigu mes žiūrim į pastaruosius metus, kai šios sostinės, po truputį tampa kuklesnėmis, tai bent 2,5 karto mažesnis finansavimas vienam gyventojui ir kitokių pavyzdžių. Taip, anksčiau buvo truputį kitaip, tai buvo tokie labiau patosiški projektai. Prisiminkime Vilnių, 2,5 karto didesnis finansavimas vienam žmogui. Jeigu įvertiname infliaciją, visą kitą, aišku, yra Liverpoolis. Kiti didieji pavyzdžiai, kurie tikrai investavo daug ir infrastruktūrą, buvo kitur. Tai mes turim suprasti, kad tai yra nykštukė palyginus su to kontekstu. Bet visgi tas diskursyvus poveikis yra. Ne? Einam toliau. Pinigai, mane. Ne?
Ir mes žinom, kad čia sektorius, kuri turi savotišką santykį su pinigais, nes tai nėra kaip ir pagrindinis šio sektoriaus darbo objektas, yra ten finansai, bankai, kur su pinigais tiesiogiai dirba. Mes dirbam su kitokiom vertėm. Bet visgi tas darbas turi ekonominės pasiekmes. Ir pažiūrėkim vieną pavyzdį, kaip mes tų pasiekmių ieškojom. Čia turime būsto kainų, žodžiu, Kaune ir Vilniuje pokyčių kreivę. Ir matome, kad kasdienybė, realybė skaudžia, ne, būstas tampa mažiau prieinamas. Bet jeigu žiūrime giliau į tam tikras seniūnijas, pavyzdžiui, tokią seniūniją, kuri yra gausu modernistinio paveldo, matom, kad tas augimas yra spartesnis nei Vilniuje, nei kitose Kauno seniūnijose. Ką tai rodo? Tai rodo modernizmas ateičiai programos ekonominės pasiekmes. Gerai ar blogai čia, ar kaip čia, turbūt priklausys nuo to, ar jūs turit raktą nuo buto šitoj seniūnijai ir kada jūs ten raktą įgyjat. Kitaip tariant, čia atsiranda jūsų subjektyvumai. Ir mums irgi mes turim savo, kaip sociologai, subjektyvumus. Mūsų darbas klaust, kas aš, ką aš turiu, ko neturiu, kas aš socialiai esu ir kaip mano socialinė padėtis įtakos, kaip aš žiūrėsiu tokius skaičius, ne, kaip aš jį žongliruosiu. Ir priartėti prie tos kažkokios tiesos, prie socialinio fakto, dėl kurio nereikėtų ginčytis. Tai nesiginčykim, žodžiu, būsto kainos kyla, Kauno modernizmo kainos, pastatų kainos dar labiau kyla. Tai tokio tipo darbas vyko rašant tą ataskaitą, kurią kviečiu perskaityti visą, nes tikrai mėtau trupinius iš 100 puslapių teksto, rasite tikrai kiekvieną savo įdomių faktų. Bet netokį siekia žmonės, kurie, žodžiu, nekaltikim žmonių, žodžiu, dirbusių su modernizmo programa dėl būsto kainų kilimo. Tai čia visai kiti procesai. Viskas gerai. Bet reikia pripažinti, kad tikrai ir įvairios keletas skalių turėjom nuostatų apie paveldą ir modernizmo programos auditorijos yra išskirtinės, kaip jie žiūri ir Kaunas jau atpažįsta, kad turi europinio lygio paveldą. Tai žiūrėkit, kas vyksta. Jeigu tai yra europinio lygio paveldas, tai tikrai nacionalinio lygio pasiekimas. Jeigu mes nežinojom, kad turim tokį dalyką, o dabar žinom, tai čia tikrai yra ką švęsti ir čia toks kaip ir faktas, su kurio pasiekimas, tiesiog reikia susitaikyti, kad tikrai jisai yra tiesa, viena iš tiesų. Eikim prie kitų tiesų, ne visos tos tiesos yra su tokiais sunkiais ekonominiais faktais pagristos. Yra kitų verčių gyvenime, ne? Mes puikiai suprantame, ne? Paieškokime tų kitų verčių. Klausime žmonių apie jų atvirumą kultūriniai įvairoviai. Ir taip, Kaunas 2022 auditorija, žmonės, kurie lankėsi Kaunas 2022 renginiuose, nepaisant jų išsilavinimo, lyties, amžiaus, jie yra atviresni kitam. Ypač išsiskiria atminties biuro programos lankytojai ir šita programa, manau, šiuo požiūriu labai, labai stipri, tokia vedanti buvo. Ir šiaip įdomi programa, sakyčiau, nes labai teigiamai vertinami renginiai, vieni iš labiausiai teigiamų vertinamų renginių, kai tematikas, pripažinkim, sunki tematika, ne? Tai tokie darbo vaisiai veda link tokių socialinių pasiekmių. Ir taip mes galim sakyti, kad miestas pagaliau prisimena žydų tautos miestiečius. Ir ta atminties regeneracija, aš sakyčiau, irgi yra nacionalinio lygio pasiekimas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai vyksta mieste, kuri buvo pirmosios Respublikos sostinė. Antras dalykas yra, mes šiaip gyvenam šalyje, kurioje turim bėdų su praeities demonais, pripažinkime. Ir atminties politikos prasme,
žodžiu, kalbėjimo per asmenines istorijas, apie tokius sunkius istorinius dalykus prasme. Tai yra didžiulis įkvėpimas tolimesniam darbam visoje Lietuvoje. Einam toliau. Čia mes palėtėm tokius, sakyčiau, kelis europinio tapatumo elementus. Ir taip, jeigu mes žiūrim dar giliau, kas vyksta su žmonių tapatinimuose, Kaunas 2022 renginius lankę žmonės jaučiasi labiau europiečiais negu šiaip kiti gyventojai. Euroskeptikam pasakysiu, kad tai nereiškia, kad jie nesijaučia kauniečiais. Priešingai, jie dar labiau stipresni kauniečiai negu žmonės, kurie, žodžiu, netalpina tų kitų tapatumų. Kitaip tariant, tapatumai yra įvairialypiai. Vieta tame tapatume, mūsų tapatumuose irgi vaidina tam tikrą vaidmenį. Ir vienas tokių tikrai ryškių socialinių pasiekmių Kaunas 2022 programos, kad kaunienai, vadinu aš juos kaunienais, labiau pradėjo tapatintis su Europą. Kodėl kaunienai? Visų pirma, mes turėjom dilemą, kaip pavadinti žmonės tiek iš Kauno miesto, tiek iš Kauno rajono, kur irgi yra vietos tapatumai stiprus, tik nepavadink rajono žmogaus kauniečių, nes gali smarkiai prašauti. Kitas dalykas, mums tai padeda truputį dorotis su tam tikrais stereotipais, kurie irgi trukdo interpretuoti duomenis. Kaunienas yra toks, jis ne kaunietis. Apie kauniečius mes visi čia daug galima savo nuomonių, nuostatų ir stereotipų paspjaudyti. O kaunienas yra naujas dalykas mums, ne, toks šviežias daiktas. Tai toliau ir kapstėmės, kas tų kaunienų galvoje yra ir kas keitėsi. Bet čia jau matote, tikrai pastebėjote, kad pakeičiau mastelį. Kalbėjom apie tą Lietuvą, kažkokį nacionalinį lygmenį. Sugrįžkime į Kauną, o kaip Kaunas 2022 pakeitė miestą. Žiūrėkit, aš galiu ir be šito. Tai va, labai gerai. Smagu įsikipti, bet galima ir be šito. O miestą, rajoną, tai galima ir kitaip paversti. O kaip Kaunas 2022 paveikė Vilnių, Klaipėdą? Irgi tokia įtampa įmest. Ir man geriausias įrodymas, toksai neoficialus įrodymas, kad Kaunas 2022 turėjo poveikį yra štai. Vilnius reaguoja. Kitaip tariant, miesto strategai, komunikacijos ekspertai mato sėkmę ir čia yra competition, čia yra varžymasis dėl dominavimo. Miestas pamatė Vilnių šiuo atveju, kad reikia susigrąžinti savo simbolinio dominavimo taškus, nes pakovoti ir dėl simbolinio dominavimo, nes kovoti iš tikrųjų yra dėl ko. Kauno regione auga gyventojų skaičius ir žinom, kad su tuo ateina mokestinės pajamos į savivaldų biudžetus. Ir apskritai, jeigu mes paimam tokią perspektyvą, tai Kaunas 2022 yra iš tikrųjų cherry on the cake. Mes turim labai didžiulės infrastruktūrinės investicijas regione, milžiniškas. Ir tai yra pagrindinė priežastis ekonomikos skatinimas, dėl ko atsiranda tie demografiniai pokyčiai. Bet mes turim ir simbolinę kultūrinę dimensiją. Mes galėtume turėti ir turim daug pavyzdžių Lietuvoje, kurie to cherry on the cake neturi, ne? Ir žinom, kaip ten daugmaž tas infrastruktūrinis gerovės kūrimas atrodo, toksai plikas. Ne? Tai mes iš tikrųjų, ką turim dabar Kaunas 2022 programos, tai pavyzdį, labai ryškų pavyzdį, kai kultūros sektorius vaidina tikrai labai ryškų ir didelį vaidmenį regiono plėtros politikoje. Ir politikoje, ir plėtros faktuose. Tai toks pasiekimas, rimtas pasiekimas, anksčiau mes tokio pasiekimo, sunku būtų įvardinti. Ne? Gerai, judam toliau. Ar Kaunas 2022 programos žmonės turėjo tokius merkantiliškus tikslus,
sutraukti didesnius biudžetus į savivaldybės skrynės ar pakelt modernizmo, žodžiu, architektūros kainas, ar ten nežinau, ar neturėjo tokių merkantiliškų tikslų. Tai čia ir programos grožis, ir toksai pamoka, kad iš tikrųjų mes žiūrim į paprastus dalykus, į gerovę, gyvenimo vietoje gerovę. Ir tokiais gerovės aspektais ta Kaunas 2022 minia, jinai skiriasi nuo likusių miesto gyventojų, rajono gyventojų. Žmonės tiesiog, tai yra žmonės, kurie labiau pasitikė kitais. Ir galima pavardinti daugiau tokių aspektų. Bet esmė tame, kad visa ta intervencija buvo labai vietinta. Ne tai, kad tai buvo mieste, rajone, tai buvo mažose gyvenvietėse. Ir tai taipogi yra, sakyčiau, naujas dalykas, jeigu taip retrospektyviai žiūrim kultūros politiką, kuri šiaip iš esmės drastiškai nepasikeitė per tą laiką. Tik tai mes turim dabar stambių, tokių įvietintų kultūrinių intervencijų pavyzdžių, kurie turi tokius tokio tipo poveikius. Apskritai, aš siūlyčiau taip pagalvoti, susumuojant, kas dabar kalbėta, kas čia vyksta, ką mes sužinome, ir man padeda paaiškinti minios metaforą. Įsivaizduokit, buvo Žalgirio arena paminėta. Žalgirio varžybos baigėsi ir didelis būrys žmonių sirgalių išeina į gatves. Nėra kažkokia Žalgirio minia. Ne? Tai ką pasiekė Kaunas 2022, tai jinai sukūrė Kaunas 2022 minią. Tai dažnai jinai buvo tokia latentiška. Mes ėjom per butus, klausėm žmonių, išsirankėjom ir matėm, kad jinai egzistuoja. Ne? Bet 2022 metai išsiskiria ir tuo, kad mes savo kūnų galėjom tą minę pajausti. Ne? Ir ta minė yra kitokia. Jinai yra socialiai kitokios sudėties. Tai yra žmonės, kurie yra atviri įvairoviai, kultūriniai įvairoviai, žmonėm kitų seksualinių pažiūrų, žodžiu, įvairiausiais sluoksniais. Tai yra žmonės atviresni ir norintis matyti savo miestą įvairų. Ir iš tikrųjų, jeigu pakalbėsim apie sostinę kaip fenomeną, tai ir yra ne tik noras ekonomiškai dominuoti, bet ir kultūrinė įvairovė, tai yra sostinė. Ir šitie dalykai labai susiję šiuolaikinėje ekonomikoje. Pabandyk padominuoti ekonomiškai, jeigu tu neturi tą žodžiu, sieki sutvirtančios socialinės įvairovės. Tai yra neįmanoma. Tai taip susidėlioja tas poveikių paveikslas. Ir dabar aš sakyčiau, kad toksai tam pristatymė toks lūžio momentas, apie kažkokius abstrakčius makroekonominius dalykus kalbam. Mes turim labai daug žmonių iš kultūros sektoriaus čia. Kaip ir tiesiogiai apie jūsų kasdienybę dar nekalbėjau. Ir dėrėtų iš tikrųjų. Dėrėtų kalbėti. Ir mums atrodo svarbu, žodžiu, kalbėti ne tik, žodžiu, tas makro pasekmes, bet ir asmeninė to kaina, kitaip tariant. Ar pasikeitė Kaunas, ar Kaunas 2022 pakeitė jūsų gyvenimus, jūs galite tikrai pareflektuoti apie tai ir apskritai ar pakeitė kultūros sektorių. Tai dabar esam šiek tiek jau pavargę nuo kalbėjimo, aš siūlau tokią nedidelį eksperimentą. Žodžiu, sugrįžti tų susvetimėjusių makro temų link savęs. Ne? Toliau truputį, po truputį garsėsim. Įsivaizduokit, kad jūs, žodžiu, sklandot kosmose. Žodžiu, ne?
sklandot kosmose, jūs esat kažkokia kosmoso dulkė arba akmuo kažkoksai, ne? Va, toksai ramiai. Ir galite užsimerkti, jeigu sunku įsivaizduoti. Įsivaizduokit, kad yra kažkokia saulė, aplink kurią jūs sukatės. Jūsų tapatumo kažkokia saulė. Ar tai ten, nežinau, profesinio tapatumo, šeimos tapatumo, seksualinio tapatumo. Tai, kas jums iš tikrųjų gyvenime socialiai labai svarbu. Atiduosit savo gyvenimą, nulėksit į tą saulę ir sudegsit kažkada. Ta trauka yra tokia labai svarbi. Jūs sukatės aplink savo ašį. Paraiška, veiklos, ataskaita, paraiška, veiklos, ataskaita. Energingai sukatės aplink savo ašį. Bet to mes visi, mes to nesuprantam, bet mes skriejam kartu milžiniškų greičių. Viena kryptimi nuo didžiojo sprogimo taško. Mus kažkas vienyje, nors esam labai skirtingi. Ne. Aš neturiu licenzijos šitam, ką darau, bet viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Jūs išgyvenot 2022. Jūs esat stiprus. Jūs esat vertingi. Įsivaizduokit save kaip akmenį. Jūs sudaryti iš platinos, iš aukso, iš kažkokių fancy mikro elementų. Nukristumėt į žemę, jūs parduotų už milijonus. Jūs esat kultūrinio kapitalo milijardieriai. Ir dabar pajuskit kaip tokia labai lengva gravitacija. Jūs traukia kažkokia juodoji skylėje. Ne? Ir kokią trajektoriją jūs savo gyvenime paimtumėt, ta skylė vis tiek traukia. Galų galiai jinai jūs įtrauks, išspjaus į kažkokią post 2022 realybę. Dabar galim sugrįžti. Kitą skaidrę, prašau. Tai, čia yra rimti juokai iš tikrųjų, nes sociologija tai yra mokslas. Tokia kaip ir fizika. Mes kalbam apie socialinės jėgas, yra fizinės jėgos, ne, gravitacija. Tai mes norim visiems parodyti, kad mes galim pažinti tas socialinės jėgas ir suprasti, kaip jos veikia mūsų gyvenimus. Ne? Tai, žodžiu, norėjau čia pereinant į tą sektoriaus patirties tematiką, pasidalinti vieną citata iš fokusuotų grupių. Mes turėjome tokį vidinį juoką išgyventi 2022. Kažkur metų pradžioje, kai visi tvarkaraščiai susidėliojo, tada supratome, kokios apimtis ir kas čia laukia. Kada planavome, tai dar viskas taip netrodė, bet kai pradėjome daryti, tai viskas buvo žiauru. Tai, manau, daugelis jūsų gali tapatintis su šita citata. Ir tai iš tikrųjų yra atsikartojantis, skaičiau vieną kitą ataskaitą, Kaunas Europos kultūros sostinių poveikis. Tai yra ją darusių žmonių iš tikrųjų nuovargis. Ir tai yra asmeninė kaina, žodžiu, jeigu, čia praktiškai taip kalbant, jeigu yra kažkokia kuklaus biudžeto intervencija su didelė ambicija, tai, žodžiu, kažkas vis tiek už tą ambiciją sumoka. Ne? Tai tuo beveik neišsiskiria nei viena Europos kultūros sostinė, sėkminga Europos kultūros sostinė, kad yra didžiulis kultūros lauko resursų pereikvojimas ir balsuose kalbant, žodžiu, apie tai, kas pasiekta, skamba pasididžiavimas, bet skamba ir nuovargis. Ir
įveikti tą juodąją skylę, ar kas ten bebūtų, kažkokia ta socialinė įtampa, tai aišku nebuvo įmanoma be jūsų kaip sektoriaus žmonių solidarumo. Tai manau, čia yra vienas tokių ryškiausių pasiekimų, kad iš tikrųjų tas vietinis sektorius atpažino save kaip bendruomenė ir sustiprino viens kitą, atsirado ryšiai. Tai tokių įrodymų tikrai labai daug, žodžiu, matosi. Nes kaip kitaip pasiekti tokį poveikį, tokiom aplinkybėm, jeigu nėra kažkokios didžiulės mobilizacijos. Ir aišku, čia toks kaip ir klausimas tada. Sociologai ieško ne tik papasakoti kažkokią ten, žodžiu, istoriją apie socialinės jėgas, apie juodasias skylės ir mūsų sukimas aplink savo ašį. Bet tų jėgų atverimo kaip ir veiksme atsiranda įgalinimo galimybė. Žodžiu, mes suprantam, kad jos yra socialinės, negamtinės, kad žmonės jas kūrė. Ne? Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad yra tam tikras momentum, kai kultūros sektorius tikrai gali didžiuotis savim ir prašyti, ne tai, kad prašyti, reikalauti. Tai ko ten galima reikalauti, nežinau. Teisingesnio atlygio, tvarių galimybių įgyvendinti savo idėjas, infrastruktūrinių pokyčių. Aš nesiūlau, čia ne mano pozicija siūlyti, bet tas momentum yra dabar. Ir politinio ciklo pabaiga, artėja rinkimai, yra tas laikas, kai visuomenė susitarė. Ne, ir į tuos susitarimus eiti, tikrai poveikiai, kuriuos mes matom, pavyzdžiai, kuriuos matom čia pristatėm, leidžia eiti tikrai pakeltą galvą. Ir tą labai gražiai iliustruoja dar viena citata iš fokusuotų grupių. Iš tikrųjų sustiprino mūsų kultūrininkų pasididžiavimą. Mes turime ir savo partnerius ir jaučiame savo pačių galę. Mes žinome, ką mes galime. Tai čia yra tikrai turtas, jis nėra kažkoks gal ilgalaikis, jį reikia toliau puoselėti, išlaikyti, bet tai yra galia. Ir be kita ko, tas solidarumas ir jūsų galia padeda įkvėpti ir kitus. Tai dar vienas poveikis Kaunas 2022 programos buvo tas, kad iš tikrųjų atsirado tokių ne tik pavyzdžių didžiulių įvietintos kultūros, įvietintų kultūrų intervencijų pavyzdžių, bet taip pat ir tokio žinojimo, kas yra, žodžiu, į bendruomenės orientuotas jų socialinių kapitalą suburiantis kultūrinis veikimas. Ir taip retrospektyviai žiūrint, to žinojimo tikrai lauke buvo gerokai mažiau. Tai aišku, čia ir vidinė diskusija, ką jūs norite daryti su savo gyvenimais ir kuo užsimti. Jeigu tai turi poveikį, tai nereiškia, kad negalima kažkokių kitų dalykų daryti. Bet tose diskusijose visgi reiktų nepamiršti, kad tokios intervencijos turi poveikį, socialinį poveikį, apie kurį kalbama irgi taip diskursyviai, kad čia galima pakeisti pasaulį per meną. Gal pasaulio ne, bet pakreipti žmonių gyvenimus ir padaryti jos kokybiškesniais, prasmingesniais tikrai taip. Ir Kaunas 2022 programa tokių tą parodė. Aišku, galima paprasčiau žiūrėti ir visada sveika žiūrėti labai paprastai į dalykus, kuriuos jūs dirbate, darote. Kultūra tiesiog paprasčiausiai yra gerovės dalis. Ne? Ir mes matome, kad Kaunas 2022 programos eigoje žmonių pasitenkinimas kultūriniu gyvenimu, tiesiogiai tuo, su kuo jūs dirbote, augo, jisai sustiprėjo. Ir jeigu žiūrim tas dvi planetas, dalyvausiu, nedalyvausiu, tiesiogiai, stipriai susijęs su dalyvavimo patirtimis. Tai čia kaip ir programa, toksai kaip ir paruoštukė, kaip višlistas, toksai ką galima daryti, už kokius pinigus mieste ar rajone.
ir jis veikia. Apskritai, aš siūlyčiau tokią dar vieną metaforą. Mes čia per kosmosą paskraidim. Galima žiūrėti į programą, kuri baigėsi. Tikrai baigėsi, už kelių savaičių nebus pėdsakų juridinių, kad kažkas čia vyko, ne? Tai žiūrėti kaip į tam tikrą laiko mašiną. Kad programa pasiūlė galimybę pamatyti, kaip kultūrinis gyvenimas mieste ir rajone šitame arba kažkuriame kitame Lietuvos mieste ir rajone galėtų atrodyti, jeigu jisai būtų taip organizuotas, taip programuotas vertybiškai, taip finansuotas. Tai yra tokia, aš sakau, iš tikrųjų tai yra eksperimento tokia būsena. Mes padarėme eksperimentą, kiti žmonės darė kituose miestuose, mes padarėme Kaune, Kauno rajone ir galim parodyti, kokie galimi vaisiai taip angažuotos kultūros politikos. Aišku, jie kainuoja. Ir čia tose dėrybose dėl savo visuomeninės padėties programos palikimas siūlo jums gausybę įrankių. Mes nekalbam diskursyviai, mes skaičiais, faktais galim įrodyti, ką tai reiškia žmonių pasitenkinimui. Mes žinom, kad tai nėra pati brangiausia politikos sritis. Gal balsas nėra pats ryškiausias kultūros sektoriaus žmonių besiderint, bet kita vertus tai nėra ir patys brangiausi dalykai, kuriuos turime valstybėje. Kitaip tariant, yra irgi faktas. Žmonių balsas sako, kad taip, kultūrinis gyvenimas Kaune ir rajone gerėjo. Aišku, yra tie žmonės, kurie programoje nedalyvavo. Tai jie irgi turi savo kultūrinį gyvenimą, kurie ta juodoji skylė ar pilkoji zona, kurių ši programa nepritraukė, kurie galbūt kažkaip kitaip dalyvauja kultūroje, gal kažkokius kitokius skonius turi. Buvo Selo koncertas Žalgirio arenoje, tai irgi auditorija. Tai tikrai daug erdvės pamastymui, su kuo mes dirbame ir kaip mes dirbame. Tai norisi gal link pabaigos eiti ir palikti daugiau vietos klausimams. Pradėjau tokį kaip ir su reflektyvumu susijusi kalbėjimą, kaip mes tą vertinimą darom. Tai iš pradžių žiūrim į save, kas čia aš socialiai, kaip čia žiūriu į socialinę realybę ir iškraipau ją žiūrėdamas. Toks mūsų darbas stengtis atsisieti nuo socialinio aš, interpretuoti duomenis ir pasiūlyti jums kažkokias grynesnes tiesas, nuo kurių atsispiriant jūs galėtumėte diskutuoti, o ką darom toliau. Jums nereikia to darbo daryti, meditacinio, reflektacinio ir duomenų analizės. Jis padarytas, jūs galite praktiškai žiūrėti, galvoti, kaip jūs norite savo profesinius likimus toliau kreipti, su kuo dirbti, kaip įrodyti, įtikint žmonės galios pozicijose ir sprendimų priėmėjams, kad tai yra verta šio miesto, šios šalies šiame etape. Tai galima ir sugrįžti į tą pačią refleksiją ir pabaigti. Ir vienas tokių gal ne pačių svarbiausių poveikių yra iš tikrųjų, kad tiek kalbant apie stebėsenos darbą dirbusi žmonės, tiek mūsų vertinimo tyrime atsirado tam tikrų praktinių žinių. Ir aplinkybėm gerai susiklošius ir jos gerai klostosi, viskas ok. Galima nuo jų atsispirti, dar geriau suprasti savo auditorijas, jų elgsenas, nuostatas, kas tie, debesys, ūkai yra socialiai, iš ko jie sudėti, kokie jų likimai, ko jie nori, kur jie toj, visatoj, kokiam taške, kaip jie sukosi aplink savo ašį, nes mes visi, dideliu greičiu kažkur ten lekiam, mes visi vis tiek esam vienis. Taip, tai vienas iš tokių retesnių progų pagilinti žinias, kaip
artikuliuoti kalbėjimą apie savo auditorijas, apie kultūros poveikį, be kita ko kalbėti aiškia kažkokią artimą kalbą. Tai va, tai norėdamas palikti daugiau laiko klausimams, einu link pabaigos ir aš dar sakiau, kad mūsų darbas iš tikrųjų buvo įgarsinti tyliuosius. Tai dažnai, kaip sakyti, tie žmonių balsai, auditorijų balsai, tai lieka kažkokie tokie foniniai, ne? Ir mes paprašėm pasidalinti, ką jūs norit perduoti žmonėm, kurie darė renginius. Tai va čia toksai debesis, žodžiu, labai labai pozityvių jausmų ir žodžių ir emocijos, kuri siunčiama jums iš Kaunėnų, iš miesto svečių. Ir tiesiog dėkojam už jūsų darbą ir einam toliau. Taigi dėkojame gerbiamam sociologui ir menininkui Tadui Šarūnui už šį pranešimą ir dabar atėjo laikas klausimams. Tai gerbiama auditorija, kas norit užduoti pirmą klausimą? Labą dieną. Sveiki. Ačiū už puikų tyrimą ir pristatymą, labai įdomu ir už hipnozės seansą. Aš tiesiog norėjau pasiteirauti, kas jūs patį labiausiai nustebino atliekant tokį didžiulės apimties tyrimą, ko galbūt tikėjotės, o rodikliai, rezultatai buvo kitokie. Buvo keletas dalykų, kurių netilpo. Tai vienas toksai smulkus dalykas, tai ten buvo ta pirma skaidrė apie pasitenkinimą, ne? Tai galima galvoti, gal čia PR kažkoksai produktas, toks pasitenkinimas, ne? Bet toks pasitenkinimas negali būti vien tik PR produktu. Ir renginių atvertinimuose kitas sluoksnis, ką mes darėm, antra tiek, kiek mes padarėm apklausų su gyventojais, padarėm su renginių lankytojais ir dar darėm tokias smulkesnės, gilesnės, trumpas apklausas. Tai vertinimai buvo, aš 10 metų renginius vertinu, jie buvo mūsų skalės perkaito, tiek pozityvus, kad mes turėjom pakeisti metodologiją. Tai šitas buvo truputį šokas, nes mes eigoj projekto turėjom iš ten 5-6 punktų Likerto skalės pakeisti 10, nes tiesiog viskas koncentruojasi žodžiu, dešinioji pozityvioji pusė. Tikrai yra labai labai didelis ačiū. Šitas yra pagrįstas patirtim. Tai čia toksai kaip ir profesinis dalykas, atrodo, kad jau žinai užsimerkęs kaip daryti, smulkmena iš tikrųjų, kuri rodo jūsų darbo vaisius. Kitas dalykas tai toks pasididžiavimas ir savo profesiją, kad supranti, kad socialinė teorija veikia, kad mes turim žinojimą ir galim padėti žmonėm. Supras, kas įvyko. Tai buvo labai sunkus darbas. Aš 11 metų dirbau konsultacijų srityje, tai buvo pats sunkiausias vertinimas, kokį esu daręs, vien dėl to, kad prašoma įvertinti tai, kas yra neįkainoma, iš tikrųjų labai tokias minkštas patirtis. Ir yra dvi tokios kaip ir galimos strategijos šitokiai profesiniai sunkioj situacijai. Nėra galimybės neiti tokį vertinimą, jeigu sakai, kad tu aš esu kultūros sociologas, aš tyrinėjau kultūros politiką ir sakyt, kad aš gal nevertinsiu Kauno kultūros sostinės, gal kas nors kitas. Kitas yra toksai būdas imti tą tradicinį, ekonomistinį tokį, žodžiu, žiūrą, saugę, pasimti skaičius ir tik į juos žiūrėti. Ir aš kaip žmogus, kuris daug dirbu su kultūros sektoriu, pats praktikuojantis menininkas, aš negalėjau to, žodžiu, kelio imti, nes taip labai sumenkinamos tos tikrosios kultūros vertės, kurias kūrė ir šis projektas, ir jūsų darbas.
Tai man toks visgi, žodžiu, pasididžiavimas miesto kultūros sociologija, mūsų profesija, kad, žodžiu, gali padėti teoriją sutaikyti skaičius su asmeniniam patirtim, su labai tokiais giliais dalykais ir parodyti iš tikrųjų, įrodyti, kad jie liečia žmonių gyvenimus, kaip juos keičia. Tai va tokie atradimai, techniniai ir profesiniai, žodžiu. Tai va. Ačiū. Laukiam dar klausimų. Ar yra Labas, Tadai. Ačiū labai už pristatymą ir už tyrimą. Aš turiu baisų klausimą, sunku iš tikrųjų. Gal išmušiu iš vėžių, esi nepasiruošęs, nors manau, kad pasiruošęs. Ir užvedė ant kelio su tokiais provokatyviais klausimais, ar Kaunas pakeitė Lietuvą, ar Kaunas pakeitė Europą. Aš norėjau pasiteirauti, darydamas tą tyrimą, galbūt domėjasi Vilniaus Europos kultūros sostinė, gal galėtum, nežinau, trumpai palyginti arba kažkokį vieną skirtumą esminį pastebėti tarp šių sostinių. Ačiū. Tai buvo tas pirminis, žodžiu, kaip sakyti, pirminė stadija, kur ką mes čia darom, koks mūsų tyrimo objektas. Pilna yra tyrimų padaryta, ne visi, vertinimas nėra čia kažkoks pasirinktinis dalykas, jis yra privalomas. Nominacijos miestas turi padaryti vertinimą. Tai aišku, tokia viena strategija yra eiti atgal ir žiūrėti, kaip kiti ten darė, kokios kitos buvo sostinės, bet prieinant taip aiškiau, supratau, kad tai yra didžiulė klaida, nes pati sostinė, kaip mes rašom knygoje ir labai argumentus tiksliai dėliojam, vis toks yra biurokratinis konstruktas. Iš tikrųjų, jeigu pasakai, aš tyrinėju kultūros sostinę, tai nueisi į neįdomius dalykus, nes iš tikrųjų sostinės yra labai įvairūs. Įgyvendinantis miestai yra įvairūs. Šalis, kuriuose tie miestai yra įvairūs. Programos, o kokios programos yra įvairios? Tai mūsų strategija buvo taip pagarbiai atsitraukti nuo tos patirties, mes taip techniškai žiūrėjom į tą patirtį, labai daug su Vroclavu bendravom, kur irgi sociologai darė tą vertinimą ir nusprendėm, mes čia neinam, čia yra mums pavojinga zona, nes įsivelsim į kažkokius ten, žodžiu, normatyvinius, politinius ginčius, lyginimus. Bet visgi, yra tokių faktų, ne? Ir vieną aš parodžiau, kad tai 2,5 karto pigesnė sostinė Kaunas, ne? Bet man atrodo, taip truputį tą konkurencinį ginčą taip kažkaip irgi su tam tikra solidarumo dozė įeinant, reikia suprasti, kad Vilnius 2009 berods, ne, įvyko kitoj Lietuvoje. Tai buvo, žodžiu, netgi saulėlydis kultūros politikos, kokią mes tada turėjom. Irrelevant. Lyginti yra irrelevant, nes mes struktūriškai, žodžiu, kaip sektorius, kaip visuomenė, vertybiškai, ekonomiškai esam labai smarkiai pasikeitę. Tai nemuša tas klausimas iš vėžių, bet koncentracija buvo kalbėti apie miestą, apie kaunienų gyvenimus. Kokia ta kasdienybė. Iliustravau specialiai, ėjom per duris, žodžiu, neaplenkiam nei vieno. Ir ta koncentracija truputį padeda suprasti, koks iš tikrųjų šitas mūsų žinojimas, ką mes galim pasiūlyti kultūros sektoriui. Žodžiu, pamirškim, seniai buvo. Žodžiu, žiūrėkim, ką galim iš tos patirties ištraukti geriausia. Ačiū už atsakymą. Ar būtų dar klausimų? O, gerai. Artimą vieną matau. Tai Tadai, labai ačiū visų pirma už hipnozę ir kitas tiesas.
Aš iš tikrųjų noriu paklausti labai konkretaus klausimo, todėl kad dalyvavo projekte ir Kaunas, ir Kauno rajonas. Kaip, gal galėtume apibendrinti, kaip ir kuo skiriasi poveikis ir žmonių vertinimas projekto vieno ar kitoje savivaldybėje, atsiprašau. Tai čia irgi toks dalykas, žinot, administracinė riba. Ar jis socialiai egzistuoja? Ne, žinokit, socialiai administracinė riba yra mažai prasminga. Tai mes labai atsargiai žiūrėjom irgi, bet jautėm, kad yra kitoks tapatumas, ne? Ir yra labai aiškiai socialinė realybė. Žmonės gyvena priemiesčių gyvenimą. Tai čia nėra Kauno reiškinys. Čia yra visų Lietuvos didžiųjų miestų galvos skausmas. Ką daryti? Yra labai sunku suvaldyti miesto augimą, kai jisai išskysta, kai viskas brangsta trigubai, keturgubai, ne? Ir taip žmonės gyvenantis priemiestyje turi tam tikrą kitą socialinę kasdienybę, ne? Tai aš sakyčiau, poveikiai yra labai panašus, bet jie yra kitaip prasmingi žmonėms, kurie pasiryžę įsikibę į miesto gyvenimą, kuris specifinis gyvenimas ir kurie visgi pasirinkė kažkokį gyvenimą arčiau gamtos, šeimos aplinkoje, artimų kaimynų aplinkoje. Na ir turim visgi tokių vietokūros pavyzdžių, kurie, man atrodo, kontrastas, gal sakyčiau, netgi yra didesnis Kauno rajone negu pačiam mieste. Kaip tai kelia kokybę gyvenimo, kai tu supranti vietą, kurioje tu gyveni, nes šiaip tai yra, pripažinkim, priemiesčiai, ką tik išaugę, žodžiu, kažkaip daug dalykų pamiršta. Tai aš sakyčiau, tas yra pagrindinis skirtumas, kad miestai išgyvena urbanistinę drieką, priemiesčio žmonės dėl to turi tam tikrų specifinių, ne tik praktinių, bet ir kultūrinio tapatumo iššūkių. Ir Kaunas 2022 programa jam padėjo tos iššūkius įveikti. Ačiū. Dar turime laiko vienam klausimui. Čia mačiau kėlė ranką. Oi. Sveiki. Ačiū už tokio gerai pavarėm geras interpretacijas, kas tikrai turėjo būti nelengva. Vienas žodis, kuris keletą metų mus lydėjo kiekvieną dieną, šiandien nebuvo nuskambėjęs. Tai yra pandemija. Kaip nei pirmajam pranešime, nei šiame nieko apie tai neišgirdom. Ar kaip nors vertinot, ar galit sakyti, ar vis tik turėjo pandemija ir jos padariniai poveikį Kaunas 2022 veikloms, nes tikrai visi truputį gyvenom su baime, kaip galėsime tuos metus patirti ir išgyventi. Ačiū. Tai nekalbam, nes visi norim labai pamiršti. Ir mūsų darbą tai padarė trigubai sudėtingesnį, nes viena iš apklausų bangų vyko antrojo, lockdowno aplinkybėse, kai iš principo nieks nebedarė apklausų. Tai mes buvom visiškai per tokį atstumą nuo kolapso su šito tyrimu. Tai paveikė ir tyrimą, paveikė mūsų gyvenimus. Tai tas faktas. Mums buvo toksai daugiau techninis klausimas. Mes turim, labai didelę intervenciją iš šono, biologinę, kurios mes neplanavom niekaip. Ir mes turėjom suvaldyti, šitos intervencijos įtaką mūsų duomenims, kai mes lyginam prieš nominacijos metų pradžią ir jos pabaigoje. Tai čia daugiau tokie techniniai dalykai, sunkiosios matematikos dalykai ir mes kiekvieną, teiginį, kurį duodame, šitoje ataskaitoje yra patikrintas šito COVID filtrų, kur matematiškai galima žiūrėti visgi, ar tie skirtumai, pavyzdžiui, lankomumo skirtumai yra čia dėl to, kad COVIDas baigėsi, ar yra dėl to, kad yra nominacijos metai. Tai mūsų visas dėmesys buvo iš tikrųjų išgyventi fieldworką
ir padaryti, kad mūsų duomenys ir teiginiai nebūtų šito supurvinti. Tai jūs nepaminėjot karą. Tai aš sakyčiau, karas dar labiau paveikė, nes tada, kai mes matavome, tada, kai aš žinau kažką, ką sakau, su pandemijos realybė buvo jau išmokta kažkaip gyventi. Jau buvo antras lockdownas, jau daugmaž suprantam, kad tai baigsis, bet karas paveikė labai smarkiai, subjektyvi gerovė sumažėjo, žmonės jautėsi labiau nesaugus, rečiau jautė laimės jausmą, bet Kaunas 2022 minė čia išsiskiria, nes jie buvo atsparesni. Tai kultūra turi tą galią.